Labas. Šiandien kviečiu į naują žygį, šį kartą kažkur tarp Alicantės ir Valencijos. Está bien. Bueno, venga, gracias. Venga, hasta luego. Luego. Gracias. Gracias. Kokie vaizdai iš karto. Wow. Fantastiškai atrodo. Wow. Aš įsivaizduoju, kiek čia žmonių būna. Tik tai keli staliukai realiai piknikui, bet kokia vieta tobula. Tu įsivaizduok, va čia sėdi ir su tokiu vaizdu. Kaip rojui. Wow. Ogi, patinka tau čia? Bet visi išėjo į žygį kažkur. Čia pietukus pavalgyti. Jėga, tai klausyk su panom taip atvažiuoti irgi faina būtų. Mes jas čia paliktumėm, o patys eitumėm į žygį ir po to kartu papietautumėm. Nu ką, bandom eiti? Nein. Turim nepilnametį šiandien kartu pasiėmė. Biški toks be proto, be galvos. Man atrodo, jis kaip pilnametis bus irgi bus lygiai toks pat be galvos. Klausyko, kaip ten žmonės gyvena? Kur? Su tokiu vaizdu, va ten ant kalno. Nu, aš sakyčiau labai problematiškai, nes žmonės savo realybę turi ir paskui, kai nusileidžia į tikrą gyvenimą, galvoja, kad geriau yra dangui, arčiau Dievo. A, ne. Įsivaizduoju, ten vėjuota visą laiką turėtų būti. Bet užtat koks vaizdas. Visą laiką galva švari, prapučia visas durnas mintis. Taip sakai. Nu, nebandžiau, aš taip galvoju. Pas mane tai, žinai, savartynas galvoju. A, ne. Kodėl nesustvarkai, žiūrėk. Fai. Ten rimtai plaukioja. Kokia spalva nereali. Sakyčiau, labai karšta diena, nors rodė 15 laipsnių, bet kai saulė taip kepina, tai sakyčiau, karšta. Gerai, kad aš tą liemenę palikau mašinai. Pasirodo, nereikia net į Lanzarotę taip toli varyti. Tik į Lanzarotės beveik tiek pat, kiek čia. Nors, iš tikrųjų, skrydis rodė 2:40. Kaip jis per 2 valandas nuskrido, aš nežinau. Turėjo motivaciją. Tikriausiai skubėjo namo. Wow. Oh my god, kaip atrodo. Eik tu savo. Aš nenoriu pagalvoti, jeigu griūtų dabar ant mūsų. Įsivaizduoji? Bam. Koks olis. Gerai atrodo. Wow. Kokios skylės. Koks aukštis. Ogi, tu matai, koks čia grožis? Ogi, tu pakel galvą. Žiūrėk, čia levanda. Čia levanda? Tokia didelė negali būti. Čia kažkas. Kaip negali būti? Čia rimtai levanda, tokio dydžio. Čia kažkokia anomalija, ne levanda. Didžiulė kokia. Ogi. Nu taip, čia levanda. Ogi, čia. Ai, nepažiūrėk, kas čia. Geras. Čia pilna levandų. Vau, kokia augmenija po lietaus. Tai čia viskas žalia. Šiaip šita dalis labai žalia. Atsargiai. Oh, kur jūs? Galima. Kodėl jūs ten? Čia sako, reikia eiti. Čia inkluido. Ta prasme. Čia yra durys. Ogi, eik čia.
Nu gerai, einam tada. Laiptukais. Oh my god, kaip crazy. Sveiki atvykę. Tik čia, kur eini? Geras. Klausyk, o kur mūsų lazdos? Ką? Kur mūsų lazdos? Man jau čia kažkaip nebejaukus taiga pasidarė. Mūsų lazdos namuose. Kodėl? Čia kontrabandistai, žinok, per šitas uolas kontrabandą gabendavo. Rimtai, su tais asilais? Aha. Ogi, tau įdomu? O, čia. Nu jo, ir čia tipo daug Čia yra uolų, kur slėpdavo. Jo. Aš žinau. Nu taip, aš skaičiau. Va, čia ir pasislėpdavo. Ir savo lobių slėpdavo. Geras. Man jau čia baisu. Dar tik tiek užlipom, o man jau baisu. Einam. Ko laukia? Gal aš nefilmuosiu, kol lipsiu. Aik tu savo. Kaip išsigandau. Deginasi rimtai. O tai nusigauti kito pliažo reikia. Ar ten atplaukia? Nežinau, kaip jie ten nusileidžia. Niekada nesat. Bet tu, tai kokia idiliška vieta. Nenudrip. Kaip gražu. Ogi, ponuli, raminkitės. Žiūrėk, kokia ertmė. Wow. Okei. Madrėmė. Kaip visur įdomi. Iš kur čia šitie visi akmenys, nežinai? Gal koks atvežė koks automobilis juos? Aš nenoriu žinoti iš tikrųjų. Žinai, eini ir galvoji, nu kažkaip, nu nėra kad saugu. Įdomu, mus čia draudimas šitą coverina ar ne? Aha, va ypač draudimas tikrai kažką coverina. Ogi. Blin, bet rimtai jie čia... Nu žinok, šiaip savo atrodo. Gerai šo. Oh my goodness, tas garsas. Eik tu sau. Atrodo, kad kažkas iš dangaus nukrito ant galvos. Žiūrėk, nusileis į pliažą dabar. Nematau. Iš čia labai gerai matosi. Nu žodžiu, kažkur Va nusileido. dabar leidžiasi, žiūrėk. Nemačiau, kaip nusileido? Va dabar. Jau? Bam. Va. Jau. O, geras. Bet tai palauk, čia kitas. Ten prieš tai vienas buvo, dabar kitas. Jo, nes tu greit neužliptų. Žiūrėk, ten nuvažiuot galėjo pačion tiesiai į pliažą. Ar nueit gal? Čia nueit. Jau kaip ir pasivaikščiom užtenka, na, o dabar ką? O dabar. Kitas etapas. Man jau nepatinka. Bet čia tai pagal skardį reisim visiškai. Aišku, vaizdai tai verti milijoną, bet... Gražu. Kokio aukščio. O štai ten kažkas norėjo gyventi, o ten kažkas gyvena. Biški nervuoja, ne? Nu, Yra ką veik, vis tiek nepilnametis. būtent. Tai jis be galvos visiškai, tai jį prižiūrėti reikia pastovi. Kai Lanzarote ėjom, taigi, nu nieko, tik apie save reikėjo galvoti. Nu tai, reikėjo man tave prižiūrėti. O kur tu mane reikėjo prižiūrėti? Nu gerai, susirišau, viskas, eina. Eina.
Einam, Ogi. Giauskai. Žinai, čia kartais atrodo, kad geriau nefilmuoti einant, nes, reikia žiūrėti po kojom. Ogis prieki visą laiką. Chebra, ko jūs laginat? Varom. Vat jisai tai jaučiu spėtų į tą laiką, kur nurodyta per kiek čia rūta. Mes tai be šansą. Tu tai perėjai, o aš tai nežinau. Dar pagalvosiu, ar perėjai. Sakau, čia... Eik tu. Čia mėgot galima. Ne? Norėtum? O, bet rimtai čia pasislėpti. Tai čia dar vienas tas... Ogi. Urvas, Ola. O ten žmogus ateina. Ogiusikai. Aš norėčiau kažkaip nulipti. Ten, du ranka. Ne, galiu pati. Šlak, noriu pažiūrėti, kas čia. Tai čia tokia pati kaip ten uždaryta. Čia kažkas galimai net ir nakvoja ir gyvena pagal šiukšlyną. O tu matai, koks ten šiukšlynas? Aš įsivaizduoju, mačiau, ten matrasas numestas. Taip, ten kažkokie, tai, jo, matrasai ir ten kažkas atsinešęs, gal kokio McDonald's ar kažką. Žodžiu, šiukšlynas visiškas atėjo. Ateik. Ir viską paliko. Thank you. You're welcome. Einam. Ai, gal jūs pirmėkit. Aš nieko prieš. Čia visas toks kelias, toks žygis. Tu žiūrėjai internetą ar tik tais, skaitai atsiliepimus? Ne, kita dalis bus be jūros. Dabar reikia pasimėgauti jūros vaizdais, o po to jau viskas. Galim įsimaudyti. Ogi? Jo, nuo Olos šokt. Žiūrėk, oška. Tikrai, kalnoška. Koks be baimės tas šuo. Be baimės. Ne, šiaip su baimės, bet... Niekas su be baimės. Baimės pilnas kelnes šiaip. Bet čia, kai kalnuose, tai pirmas. Viskas vienodai. Bet čia visiškai atvirukai. Kur be pažiūrėjau. Tik čia negalima. Ir šiandien dar oras fantastiškas. Labai gerą dieną išsirinkom žygį. Paskutinė atostogų diena. Čia yra krapų, nori? Ko yra? Krapų? Ar krapų? Pietums. Pietums. Tu man visada sakai, nieko negalima liesti. Aš ir neliečiu, aš to tik rodu. Krapai, sakai? Nežinau, kas čia tikrai ne krapai, ne krapai. Nieko negalima liesti. Ne, nieko neliečiu. Bet jų kiek daug. Visur. O norėtum tai palei krantą su kokiu nors supinimo lenta praplaukti su kajaku. Jo. Krajų ir ryklių plaukė. Tu nemanai, kad čia daug krajų, ar ne? Kaip vienas kitas gali, aišku, bet... Atsimeni, kai Kabo Roige plaukiam su lentom? Ir? Ta prasme, ten irgi palei krantą labai fainai atrodė, gražu. Čia būtų ypatingai gražu. Bet jaučiu čia gilu labai. Atsimenu, kad ir rajas matėm kai kur. Matėm. Labai mėly gyvūnai. Jo, tokie pūkuoti. Jo. Tarp kitko mačiau video, kaip, ne vieną, kaip mergina susidraugauja su rajom, ten glostojas ir panašiai. Tas keliautojas Australijoje irgi buvo biškį padraugavęs su rajom. Ten netyčia gavosi. Netyčiukas. Ups. Netyčia. Ups, netyčiukas. Ups. Čia laša vanduo. Rimtai ir aš mačiau. Bet kuris dingsta? Va, laša. Ai, čia šito nėra. Čia, va čia, va. Tai va iš čia va. O, geras, nulašėjo. Ogi, ką tu gaudai? Viską, kas Oginski, ką tu gaudai? O, bet rimtai laša, va. Kur dabar eiti? Klausyk. Čia gal? Į viršų ar į apačią? Nežinau. Čia gal. Einam čia. Dievas, man. Jeigu čia žemės drebėjimas. Geriau čia nebūt. Aš tik tiek galiu pasakyti. Kažkaip labai daug jeigu pas mus. Klausyk, man tai jau karšta.
Aš noriu nusirengti. Mamytė 15 laipsnių. 15 laipsnių ir belia kaip karšta, taip. Bet 15 laipsnių ir kai išeini šunį pavedžiot pas mus, tai tikrai nebūna karšta. Ir... Gerai, kad nepasiėmei. Jo, kaip gerai, Kur nors kad dar? gyvenė liko maštai. Viskas? Šešėlis. Imk. Imk, nes išpilsiu. Imk tik tai. Ogi. Daugiau negausi. Imk. Viskas. Lauk, aš dar noriu atsigerti. O, ramiai, pabūk. Nu va, trumpa pertraukėlė ir galima keliauti toliau. Šiaip kol kas tų lazdų kaip ir nereikėjo. Gal ten tik tai keli momentai. Bet aš labai tikiuosi, kad į uolą nereiks kažkur ten kopti labai tai Yra pavojingai. čia vienas atkarpa su virve, kur reikia pasikelti ir Aha, viskas. su virve. Aš grįžtu atgal iš karto su virve. Atgal, Man iki virvių. atgal grįžti irgi su virve reiks. Aha. Kur tu vai? Kur vai? Patikrino situaciją ir nieko nėra, triušių patikrino. Klausyk, dar tų kirmėlių neturėtų būti pūkuotų. Nu, nesimatė. Nors jau kažkaip tuoj, man atrodo, jų sezonas prasidės. Šiaip labai gražus takas, sakykim. Aišku, eiti tarp tų akmenų, nu tai kaip kažkas rašė, nesu šlepetėm, tai tikrai. Gal su flip-flopais ir biški Jo, sudėtinga. su flip-flopsais. Be šansų. Nu kaip? Įmanoma, turbūt. Bet čia galima dekutį pasitiesti ir degintis prie jūros. Čia irgi laša vanduo. Va, kaip tik prie tavęs laša. Aha. Stalaktitai bus kada nors gyvenime. Jo. Kaip reikia. Ogi, kas ten reikia? Ogi, neramu jau. Jam žuvėdros reikia, ko jos taip reikia? O kodėl ne kirai? Nu gerai, kyrai gal, nežinau. Nu, dabar pasivaikščiam normaliai, dabar bus naujas pratimas. Ta prasme, Ėjimas žąselę, nes reikės per šitą skylę lysti. tu juokauji. Jo, nes Kodėl? kitaip nieko nepraeisim. Ne, juokauji, apgavai mane, čia dar viena slėptuvė. Bet rimtai, žiūrėk, čia kažkas sėdėjo ir žiūrėjo su vaizdu, galim ir mes tai pasidėti. Kodėl mes čia kavos neatsivežėm pasidaryti? Kavos? Čia vandens reikia, ne kavos. Šaltaus, ice latte. Žiūrėk, kad kavos pasigaminti mums reikia tos mini dujinės. Prie ko čia? Nu, nes, karšto vandens tu neatsiveši taip. Aišku, gali su termusiuku. Ispanijoje viskas karšta, nereikia to karšto vandens. Einama, einam. Ei, Reikia tokio termusiuko, kuris išlaikytų 94 laipsnius. o tu sako, kokie mes šveicarai. Šveicarai. Jo, kai Lanzarotėj darai kavą, kiek ten laipsnių buvo? Nobody knows. Pagal pajautimą. Pagal kenietiško arbatinuko atsijungimą. Tu taip įsivaizdavai? Ogi, kas tai, neramu tau? O, ir vėl laša. Geras. Jau viskas, Ogis. Dingau padarė. Jauti kokią ramybę. Jaučiu nepilnamečio kvėpavimą. Nugaros. Ogi.
Nekantruolis mūsų. Klausyk, aš tai pastepiau nuo saulės. Tau reikia pastepti, aš turiu kremą. Pasisekė tau. Palauk, sustok, aš tau duosiu kremą. Sakyk, ką nors. Ką? Prašau, stepkitės. Čia pažastim? Biški. Ne, nu, jeigu nori, gali, aišku, nieks nedraudžia. Suprakaitavo. Kol taip mažai. Taupaugi. Normaliai reikia. Tik drogiui reiks. Aha, ogi, nosės stepsi? Poza? Papozuoju. Eina. O, dar viena ola. Užsa visai didelė, bet irgi kaip šiukšlynas. Kodėl žmonės paverda tokias vietas tualetais? Koks gražus medis. Medžio pavėsį. Galima per viršų arba galima per apačią. Aš gal per apačią. Čėzus, bet kaip pavojingai atrodo. Geriau negalvoti. Vau, koks vaizdas. Nu tiesiog. Neįmanoma atsigėrėti. Tos uolos, žalia augmenija ir jūra. Viskas tokia tobulybė, vientisa. Praktiškai meditacinis takas, jeigu nefilmuoji, aišku. Čia tau ne per lavos laukus eiti. Ką? Čia ne per lavos laukus eiti. Nu čia tiesiau. Žvyriukas, akmenukai, uoliena. Tai gerai ir blogai? Čia paprasčiau. Nors tie akmenys kur dideli, tai... Prisimink Ir jų daug savo šitos žodžius, kad čia paprasčiau. Užsirašei mano žodžius. Nu, tiesiog turėsim progą dar juos pakartot. O kaip čia įdomiai gyventojų turim. Gal tiesiog jų nenervuojam ir einam toliau. Ant manęs nulašėjo vanduo. Tikiuosi, kad vanduo. Ak čia. Nu gerai, reikia prisirišti, ne? Ateina žmogai. Čiuk čia sakau. Bet kai prisirišė, Ogis iš karto įjungė tempimo pratimus. Ten žmonės su šuniu ateina. Irgi šuniukai gal pasisveikins, gal nelabai. O, gražiai prisėdė. Hola. Hola, manęs. Hola. Aš galvojau pasisveikins. Užsienietiški, žinai. O taip pasodino ir tipo sėdėk. Bet toks visai mielas šuniukas atrodė. Einam, Ogiusikai. Čia viskas, paskutinė jūra, ne? Paskutinė jūra. Nu, ta prasme, kad daugiau nematys. Šiandien visų jūrų paskutinė. Paskutinė jūra, taip. Nu, ta prasme, kad... Žiūrėk, koks smaragdinis vanduo. Bet koks grožis. Ai, tai dar truputį čia paeisim. Tu nenorėtum matyti, kad apačioje čia nieko nėra. Turim tai. Oh my god. Mes einam tiesiog pakibę ore, tu nori pasakyti, ne? Nu, toks beždžionių tiltas. Eik tu savo. Kaip malonu tą žinoti. Wow. Nu super, dėkoju už tokią informaciją. Realiai būtum ėjus ir praėjus, o matai, ką smegenys tau gali padaryti. Nu, būčiau ėjus ir praėjus, bet tu turėjai pasakyti. Crazy.
Ogi. O, va čia jau prasideda. Vikšrai, mėlyjei, vikšriukai. Bjaurybės. Šiaip labai pavojingi iš tikrųjų. Tai reikia saugotis ir gyvūnam, ir žmonėms. Gerai, keliavam. Einam. Nu, aš grožiuosi aplinka. Tu matai, kaip čia gražu? Norėčiau ten ant krašto to akmens atsisėst. Ant to akmens krašto? Jo, Kodėl? kojas nuleist. Rimtai. Ir gert kokią nors kavą. Baigtų ten, saulė kepina, nepasidėtum ilgai. Klausyk, tie žmonės labai mus vejas, einam greičiau. Tai aš tau ką sakau, kad einam, tu stabdai. Einam. O čia kaip dabar eit, atsiprašau. Važiuok, kaip ogis to parojus. Geras šuo. Nu kodėl? Geras šuniukas. Ta 2 rankų reikės, žinau. Rimtai? Aha. Nori duosi man šitą? Tuoj. Ai, tu gali, aš žinau. Aš žinau, kad galiu, bet nebūtina. Žiūrėk. O, čia visai neblogai, bet čia įtariu, kad skirta lipant į viršų. Tu nori pabandyti, ar jinai atlaikytų, kad tu viršį? Nenoriu. Nekalbėk. Nekalbėk netiesos. Nu, geriau, važiūrėk. Žiūrėk, ten pliaže, o mes nenusileisim į tą pliažą. Būtinai. Galėsim išsimaudyti. Turi plavkės? Ne. Ne plavkės. Kaip? Maudymosi kostiumėlį. YouTube žiūrovai biški šypsosi į jūsą. Ne tavo reikalas. Nežinai kodėl? Ne tavo reikalas. Nu, aš bijau aukščio ir ką? Ką man dabar su to daryti? Kovoju, va. Einu į žygius, Į nesąmoningus. kovą. Kova. Čia mano asmeninė kova. Arba draugystė su aukščiu, va. Gal geriau ne kova, o draugystė. Bet vis reikia apžiūrėti aplinką. Kai nekantrumo šuniek. Viskas, daugiau negausi. Maivaisi. Sakė, dar noriu. Šeimininkas. Po truputį viskas. Bet kokia idiliška vieta atrodo. Ir kažkas ten gyvena. Gyveno arba gyvena. Kažkas čia gyvena ir turi savo beveik asmeninį paplūdimį. Beveik kaip laiptukai. Čia geras. Čia žmogus gyvena. Palapinė. Geras. Nusisukom nuo jūros ir dabar į pavėsį įlindam. O, kaip gerai. Gal net per šaltą, sakyčiau. Kaip pavėsį. Uf. O čia kaip? Čia dabar bus sukilimo daug. Mes visą laiką leidomės, o dabar lipsim į viršų? Taip, nu, nes negali būti gyvenime vien tik gerai. Tai man dabar jau užtenka, jau galim tik pasivaikščiot. Nu, taip pat ir pasivaikščiosim dabar, žinok. Aš jau prisižiūrėjau vaizdų ir viskas, jau gerai. Nu, bet kuriuo atveju, kur be vaikščiosim, žinok, link mašinos reikės pasivaikščiot. Galim atgal eit. Ar ne? Galim Ar tu atgal eit. manai, kad ten bus paprasčiau? Ne. Tie laiptai tai žudikai. Šudik. Rimtai. Man taip per kelius skirto, nesupratau. Pirmą kartą taip. Palauk, prisiminkim tą frazę. Kaip amžius? Ne, tą kitą. Čia kažkaip visai lengva, pasivaikščiojimas toks paprastas. Taip, ten buvo, tik, kad aukštai, bet, pakankamai lengva. Bet tie laiptai tai nepatiko. Lengvi laiptai žudikai. Na gerai.
Bet kaip viskas žalia. Kažin, ar čia visą laiką taip žalia, ar čia dėl to, kad tiek daug lietaus buvo dabar? Matai, kad čia saulės nėra. Tai, kad saulės nėra, tai tada dėl to žalia? Yra saulė, kada nors būna, nu dabar nėra. Neiškaitina. Ai, gerai. Bet tu matai, kokio dydžio čia tos levandos, čia kaip medžiai. Wow, kaip gražu. Čia praktiškai miško maudynės. Man įdomu, nepilnametis kiek kilometrų nueis. Jam reikia uždėti skaitliuką, kad skaičiuotų. O, žinai, jam tą kamerytę uždėjus. O jo. Kai gerai Ir atrodo. paskui dingo, Ogi, ką tu darai? dingo ir šuo, ir kamerytė. Akšia. Oi. Praties. Praties. Tik, palauk. Ne, nu, iš kur čia tiek žmonių? Ouais, c'est ok, c'est clair là. C'est calme. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Hola. Ala. Voilà. Buenas. Oi, džiaugas kaip ėjo. Oi, Jėzau, kaip ėjo. Kaip baisu. Ten viršui tai drąsus buvo. Ten viršui tai pirmas lėkė. O čia kai tiek akmenų. Tai lekia baisu. pirmas vis tiek, žinok. Kaip kokia karvė ant ledo visas. Kažkas ėjo su tapkėm. Nusprendė, kad velniop. Šiaip fainai, kad pažymėti yra keliai. Tai aišku, kur eit. Net į internetas dingsta. Oi. Bet žinai, jam, jeigu kyla į kalną, tai jam visą laiką norisi bėgti pirmam ir jis visą laiką pirmas varo. Bet jeigu tik tais jau akmenį žemyn, Tai tada antras. tada jau tėti padėk. Ogi tu biški kaip ožiukas. Gal tave reikėjo vadinti ožiuku? Klausyk, čia net kelio nėra, čia tiesiog uolos. Ar akmenys? Ne, nu tai kaip praeiti, atsiprašau labai. Visada labai juokinga, kaip matau šitas palmes. Prisimenu, kaip poliklinikose arba va, pas Krikšto mamą namuose irgi buvo. Štai šitos palmytės. Kuringa. Gražuolės. Ką jūs? Pasilgot manęs? Laukiam autobuso. Laukiat autobusą, aš laginu. Nu labai čia jau švelniai pasakęs. Ogi, ką tu darai? O ką veikti, kai lauki? Ką veikti? Žaisti? Žiūri, ar ten einam. Nu, O kur ogis? mes turim ogį? Tai, ožkytė. Ožiuką. Oginskį. O kur man dabar eit, ką žinau? Ogį tu nuvedė aišku, bet aš nežinau, kur eit. Ogis į viršų numarina. O ten yra žalia, matau. Yra žalia? Jo. Kur tu matai? O, ten? Nu, va, ogis žino, kur reikia eit. Ar tai Žinau. čia nenužydėjęs rozmarinas? Gal ir ne? O gal ne? Man atrodo, kad čia tiesiai. Čia rozmarinas. Kuris žydi vis dar. Taip, čia rozmarinas. O kas ten? Neįsivaizduoju. Kaip gražiai tos gėlytės žydė. Sausio vidury. Drugeliai. Kažkas gyvena. Kaip neįdomiai išklindom į kelią. Nu, bet rimtai dabar jau kaip grybukai. Nu, čia kelias, taip neįdomu. O dabar puškuojam, žiūrėk. Ten tais laiptais užlėkiam. Kaip tu ten pradžioj sakei? Nu, tokio lygus pasivaikščiojimas, Nu, lengva rūta. tai ten tai buvo pakankamai lengva. O ką čia sunku? Ne,
Va, einam savo keliu. Pasišvilpaudami. Taip, Netogis į priekį nevar. kažkodėl. Žinai, galima prisirišti pavadėlį, kad jis temptų. Man atrodo, neaišku, į kurią pusę tems. Taip, o mes jį turėsim tam. Ne. Liok. Tipo, dar didesnis bus. Tai ką, Jis dabar prasidėjo, jau eina. visai padusim. Ar neinam dar? Dar pavėsį pastojau. Dabar 1 kilometrą reikia sukilti 100 metrų. Easy. Atrodo easy. Nu jo, jaučiau, kaip čia buvo easy. Na, einam, davai. Iki kito pavėsio. Klausyk, o jeigu mes čia Boltą išsikviestume. Boltą. Aha. Išvykti. Nu gerai, Uberį. Ir? Čia ryšys bent yra? Ai. O kur tavo kepurė, ponas? Aš dėl to ir ponas, kad be kepurės. Aš mažiau ponė, kad su kepurė. Paklausyk, kokia tyla ramybė. Ei. Sakiau paklausyt, o ne kvėpuot garsiai. Ko atsirėmęs? Laikau, kad nenuvirsiu, čia vos laikosi. Okei, tai nieko nereikia palaikyti. Gerai viskas, okei, ne? Dar vieną tokią rūtą nueitum, taip? Net nežinau, kur sunkiau eiti. Ar tokia tiesiog gatve, kuri kyla į viršų, ar tais laiptais, ten akmenuotais lipti. Ten vaizdai geresni buvo, ten jūra matėsi. Bet čia tokia ramybė. Visiška. Va, kažkas gyvena. Su nuostabiu vaizdu, praktiškai kalnuose gyvena. Ten tai visiškai kalnuose, bet ten mato jūrą, šitie gal nelabai. Gerai, einam toliau. Ko? Čia jaučiu, gyvena pagrinde kažkokie tai prancūzai, vokiečiai, olandai, nu, kiek girdėjusi. Kokia gera erija. Čia ant visų šitų namų. Tai nusigriausiai ir žiūrėk, čia kažkoks bendras dar yra pastatas. Aha. Tūsams. Nu, Nu jo. Ai, čia gal persirengimo ar kažkas tai. žiūrėk, kažkas miega. Kur? O, rimtai. Čia dubas eina, pažiūrėk. Ai, jo, geras. 2 aukštais. Žiūrėk, dušai. Nu, fainai, kaip atrodo. Šiaip baseinas labai gražios formos. Gal kas nors nori namo su vaizdu į kalnus. Gražu. Koks vaizdas. Grybukai nusikalė. Žiūrėk, čia kiek. Mamytė, mes čia galim nusipirkti. Vila. Kas? Galim nusipirkti čia naujų kiek statų, žiūrėk. Čia visos vienodos. Bet Va. jos ar turi vaizdą į Bet va šitas balkonėlis, tai gal ir mato biški? Ne, bet tie kraštiniai jau šitai. Nelabai čia. Bet čia žiūrėk, įeina, kiekvienas turi savo aukštą, kažkaip Taip. labai įdomiai. Ir čia visur, nu taip laiptuotai. Aš galvoju, čia namai, čia Nu, dupleksai kokie nors. atrodo jo kažkas panašaus. Pažiūrėk, ten kokio dydžio. Čia tai jaučiu, kad čia jau visas namas vieno žmogaus. Jo. Bet jis ir jūrą mato, bet gal tik tai nuo terasos tas, ne? Va, jūra ten. Gražiai atrodo, jūra čia. Labai. Paskutinį kartą matėjai tokio dydžio lėkštes. Vaikystėje, kai sriubą valgėm kaime. Eik, tu striuba. Tom. Klausyk, man tai čia visai nepatinka šitas ėjimas keliu. Nors aišku, įdomu pamatyti, kaip žmonės gyvena, bet nu, ogiui tai tikrai neįdomu čia eiti taip pririštam. Kur mes pastatėm, ten vasarą būna mokama. Aha. Tai hebra atvaro čia ir čia nusimeta mašinas. Ir ką tada? Nu, rūtą tą pačią gali praeiti. Ai, iš šitos pusės? Bilia kaip, nu, koks skirtumas, kur startas.
Na, ja. Magnolijos. O, žiūrėk, Oho, jėtus tu mano, kokio piktumo. tai nenušok, žiūrėk, durniausi. Piktas savo. Atrodo, nušoks. Bet iki jūros, nu, nenueisi. Bet aš tą vaizdą turiu. Tobulą. Maudaisi savo baseinę ir žiūri į jūrą. Na, šiaip gražu, gražu. Sutinku. Kažkada buvo prekybos centras. Bet kažkas nepaėjo. Opa. Vaikų aikštelė. Kažin ar kas čia naudoja. Čia kai šitas centro veikia, gal ir buvo naudojama? Ai, nu jo, gal kitas centras veikia. Teisingai. Looking for a new home? Samoškai patiktų. Ai, palandžioti. Bet jisai, nu jo, jis nebeveikiantis, ten langai iškulti. Bet kokia didžiulė teritorija. Kaip gaila visada matyti tokius pastatus apleistus. Spintelės. Nu, visai man nepatinka eiti keliu. Kaip visgi rankos išcinsta visą laiką einant žygyje. Dabar reiktų kokios Coca-Colos. Coca-Colas. Rimtai, aš riešutukų turiu. Jau, vaikštom čia. Pažiūrėjau, kokia lengva šiais laikais matematika. Žiūrėk. 2 bitkoinai, 2 bitkoinai, 2 bitkoinai, 2 bitkoinai, 2 bitkoinai. O ten apačioje visi po bitkoiną. Ir viskas. Nekilnojamo turto rinka ištirta. Be šansų, tai ką? Baigtų čia milijoniniai. Tai čia kokie 10 bitkoinų vienas namas jaučiu. Tai truputį numažinai. Nu, biški, kursas ne tas buvo. Žiūrint, kada buvo. Gratuito. Matai, čia- estacionamiento gratuito dėl nuo spalio 16. 16 nemokamas. Leidžiamės jau? Nu, bandom. Tiek lipom, dabar leidžiamės. Tu dabar jau viskas prie mašinos, ar dar čia toli? Reikia turėti tik juos. Tu Dakarą geriau žiūrėti, nevaikščiojęs. Invazija kažkokia. Jo, aš irgi pastebėjau, kad labai daug mašinų su lenkiškais numeriais. O žiūrėk, kokia kamera net filmuoja. Jeigu tu nesusimokėjai vasarą, tai iš karto tau žiūrėk, pukšt, ateis baudelė. Nu va, kaip smart. Kad visi susimokėtų. Arba bauda susimokės. Irgi variantas. Taip gerai sekasi. Taim šuniuką. Bėgom dabar nuo Su kalno. vėjeliu su šuniuku nubėgsi. Bet aš kažkaip tikėjausi, kad bus daugiau ėjimo, nu kažkokia gamta. O ne keliais. Tai kokia čia rūta? Apsidairyk, pažiūrėk, kokia čia tau ne gamta. Nu gamta. Ir dangus žydras, ir mašinos važiuoja. Biški be ryšio. Bet mes gal pirmą kartą taip einam, kad tiek daug kelių eitumėm į žygį. Nu jo, atspėk myslę. Kas eina, bet niekur nenueina. Kelias! Teisingai. Kaip patalžūna žiūrėčiau. Pas mane tik tokia atmintis, aš viską atsimenu, ką žiūrėjau šiandien. Bliomba, O jau- šalta darosi, ten taip karšta buvo. Čia, toks dangus apsiniaukęs, gali būti ir šlapdriba bus. Žydras. Kaip žydroji svajonė. Ejainis, smaragdinis. Taip, papaišėm. Ogiukai. Ne, bet žinai, po tokios pilkumos, žiūrėk, dabar 2 dienos buvo apsiniaukusios. Šiandien fantastiška diena, o rytoj vėl apsiniauk ir po to lietus. Valio. Valio? Rimtai? Pagaliau į darbą po to slugų. Valio. Tai
taip užknisau. Nu va ir viskas, atėjom. Žygis baigėsi. Tiku. Ir per mažai buvo, žiūrėk, žygiukų. Tiek. Ja, jis dar nori ką nors pamedžiot. Kažkur čia keliu ėjo, dabar sakai, kur čia dabar? Gerai. Štai ir grybų pabaiga. Grybų mūšis baigėsi. Užplak, labai maža prieš tai. Pau. Ačiū, kad žiūrėjot. Iki kito karto. Žiūrėk. Nu, aš tai išmokinsiu vis tiek. Neužmirškit paspausti subscribe, like, parašyti nesąmonę kažkokią tai. O šitą reikia jo. Nesvarbu, galite ne į temą, galite paprašyti paskolinti pinigų, vis tiek nepaskolinsim. Bet vat, taip mes daugiau žiūrovų atrasim. Sakai. Gerai. Iki kitų kartų. Ciao. Ačiū.